Labą dieną. Ką jūs čia veikiate? Šiandien labai garbinga Mažosios Lietuvos diena yra. Tilžės akto minėjimas. Lygiai prieš 98 metus buvo pasirašytas Tilžės aktas, pagal kurį Klaipėdos kraštas vėliau atiteko Lietuvai. Ir mes tuos Tilžės akto signatarus, tie, kurie gyveno tuo laiku, šiandien minime savo eiseną. Ir aplankom kiekvieną? Taip, Aplankom. matau. Tilžės aktui 98 metai. Taip, 98 metai. Ką jūs galite pasakyti? Aš tiek galiu pasakyti, kad čia mano pažįstami kolegos, visuomenininkai dalis ir prisidedu kiekvienais metais, būtent šią dieną, paminint būtent šitą garbingą ir Lietuvai labai svarbią dieną. Tai yra, mes tam tikrų maršrutų pereiname ir pažymime, žvakutę uždegame atminties prie kiekvienos vietos ar prie dabartinio namo, išlikusio iš tų laikų, arba toj vietoj atstatyto ir taip pagarbą išreiškime. Būtų gerai, kad tokių žmonių būtų daugiau. Ką jūs pasakysit? Gal prisistatykit. Ir dar čia mano senelis buvo vienas iš tų garbingų žmonių, kuriuo aš labai Pavardę galima, gerimą iš kur? Prašau? Pavardę. Įvardinkit viską. Aš gimęs čia už kampo, Žardės gatvėje. Kai mano tėvelis buvo Lietuvos laikais, buvo teisėjas Pavardę. Arnašius. Aš čia dėsčiau, buvau universitete profesorius. Dabar jau išėjau į pensiją ir garbingai džiaugiuosi, kad mano senelio reikalas laimėjo, kad vis vien mažoji Lietuva dabar yra prie didžiosios, susijungia į vieną. Nors, aišku, senelis turėjo omeny visą mažąją Lietuvą, tai reiškia ir Kumbinės, ir Įstrutės sritį, kurios dabar dėja, mes patys žinom, nebe taip nei vardu, nei ką. Bet čia išliko Europa. Pagarba jūsų seneliui, kuris buvo pragmatikas. Kas dar kalbėsite? Jis nebuvo pragmatikas, jis buvo didelis idealistas. Aišku.